Nu, supraskit logiškai, nu, negali būti vienybės niekados ir nebus vienybės. Turi kažkas rišt žmonės. Nu, pavyzdžiui, jūs ir aš, mes esam skirtingai matom, ar ne? Na, dar jis turėjo atsakymą, mes išleidom ir knygelių. Kolūkius sugriovė naujos kainos. Ai, konkrečiai. Čia aš nežinau, kiek iš tikrųjų senelis Landsbergis gauna. Ir ko gero, ne visai ir domėčiausi šito dalyku, ar ne? Tai eidama dar ir pasidalini, jeigu turi kuo pasidalinti. O pasidalini tada, kada tau įdomu. Kas aplink vyksta, man tai ne taip su iš smalsumo įdomu. Man kai kurie dalykai labai skauda. Na, neišvengiamai aš dalyvavau, darant šitą valstybę. Kaip bebūtų, mes galime vertinti jį vienaip ar kitaip, ar trečiaip, ar ketvirtaip prieš Šeginai. Jis tikrai nėra kvailas žmogus, o tai, kad jis nuvedė, sakykime, pačioj pradžioje Lietuvą ten, kur nereikėtų vesti, tai čia buvo iš didelio šlovės troškimo ir iš nepagalvojimo, negebėjimo mąstyti ateitį bent jau 10 metų ir prognozuoti. Jis, kai to meto galbūt, tos epochos buvo tokia mąstysena, kad menininkas, nu šiaip, sakysim, kūrėjas dvasinės erdvės plotose turi misiją. Jis yra ne šiaip savo. Tai šitoj vietoje nereikėtų kaltinti Landsbergį. Jis iš tikrųjų nelabai žinojo, jis suprato kai ką, per laiką tiesiog jis išmoko kai ką suprasti. Aš visad kalbu nerimtai. Kad atrodytų nerimtai. Kad niekas nesuprastų. Visados tai, ką mes kalbam, mes bandom kalbėti su ta žmonių dalimi, kuri nori mąstyti ir suprasti. Nu, čia reikia pagauti nuo pirmo žodžio prasme, praneši, iš kur praneši. Tikrai tas tikslas sukurti nepriklausomą Lietuvą buvo toks, kokį mes visi su jumis įsivaizdavom. Man šiurpų įspūdį paliko pasakojimas tai faktam apie naujai ūkininkaujančių žmonės Lietuvos kaime, kurie atgavo tėvų žemės, dar, reiškia, pradėjo dirbti, užsidirbti, prisipirko, prasiplėtė ūkį ir užveisė didelę gyvulių galvijų bandą. Nu, ir turėjo pajamų ir gražiai atrodė viskas, o kaimynai pyko. Ir vieną dieną tie naujakuriai atrado visą savo galvijų bandą išžudytą. Tai Lietuva. Pasienė Lietuva. Kai tu matai, kad žmogus, kuriam tu bandėjai diskutuoti, panašiai pasako, durnius tu, arba išdavikas, arba vatnikas, tai žinau, kad su juom ginčytis nebereikia. Šitam blūdui neįrodysi nieko. Jo, kaip toj dainoj, žinai. Ar kas meilę pagadina? Kažkas pagadina.